Grįžtame atgal į mūsų konferenciją ir čia į sceną noriu pakviesti ketvirtosios valdžios atstovą, jeigu galima tai pavadinti, Joną Miklovą, Basket News vadovą, kuris kalbės apie tai, kaip sporto turinys gali tapti dar didesniu pajamų šaltiniu. Jo pranešimas padės mums suprasti, kaip galima monetizuoti sporto turinį. Jonas Miklovas. Sveiki gyvi. Prie mikrofonų pratęs, bet pirmą kartą tokį turiu. Viskas girdisi puikiai, ar ne? Visų pirma, labai smagu matyti tiek daug žmonių, labai smagu būti šitos konferencijos dalimi ir papasakosiu, kaip su savo prenumeratoriais, kaip juos subūrėme į bendruomenę ir kaip užsidirbome, nes čia turbūt esame apie biznį pakalbėti ir pakalbėsime būtent apie šitą aspektą. Tai labai trumpai apie save. Basket News esu iš esmės visą savo darbingą laikotarpį nuo pat Basket News pradžios 2005 metais. Truputį nutoldavau, sugrįždavau, užsiminėjau vienu metu trijulių reikalais iki tampant olimpinę sporto šaką. Rolandas Keisgirys paskui atėjo ir padarė žymiai geriau ir aš džiaugiuosi, kad taip ir nutiko, kad jisai užsiėmė šitą sporto šaką ir dabar mes turime medalius. Išleidau knygą irgi vienu metu, kai trūko kažkokių iššūkių. Na, didžiausias iššūkis nuo 21 metų, kai įkūrėme ir anglišką Basket News versiją ir su ja turime labai daug įdomių dalykų kiekvieną dieną, kur ir mokomės, ir kankinamės, ir džiaugiamės, ir liūdime, ir nesiliaujam niekada mokytis. Ok, aš matau, kad čia visgi yra sena versija. Mes čia labai ilgai gaišom iki ar ne, bet įkelta vis tiek buvo turbūt sena versija. Nu, ok, čia turėjo būti lentelė, mes čia vargom su techniniais dalykais apie Basket News, ką mes turim, LT ir komas. Čia turėjo būti lentelė, kur atskirta skaičiai LT ir komo, tai aš dabar pabandysiu iš atminties. Rugpjūtį mes turėjome 1 300 000 lankytojų savo angliškai versijoje, kiek mažiau negu 700 000 lietuviškai versijoje. Akivaizdu, kad olimpinės žaidynės buvo didelis reikalas pasaulyje, lietuvių tenais nebuvo 5 prieš 5 ir tai atsiliepia mūsų skaičiams, bet žiūrint ir Saušalo pasiekiamumų, mes su Saušalu per rugpjūtį pasiekėme virš 70 milijonų žmonių pasaulyje. Lietuvoje tie skaičiai, aišku, buvo mažesni, nes, kaip minėjau, tiesiog olimpinės žaidynės nebuvo tokios populiarios, kokios jos galėjo būti, jeigu ten būtų mūsų rinktinė. Na ir prenumeratoriai, apie ką čia kalbėsiu daugiau. Šiuo metu mes turime 8200 prenumeratorių lietuviškai versijoje ir 1300 angliškai versijoje. Daugam kyla klausimai, iš ko uždirba tinklapiai, iš ko uždirba krepšinio tinklapiai, tai aš labai trumpai prabėgsiu šitą informaciją. Pagrindinis tai yra reklama, tai yra arba tai, ką parduodam tiesiogiai, arba tai, kas užsipildo per programatik reklamas. Tai iš esmės tai, ką jūs čia matot, įdėjau konkurentų pavyzdį, kur kaip kartais reklama užgožia turinį, kartais nutinka ir taip. Lažybininkai, spėčiau, kad čia yra tiesiogiai parduodama reklama, o kavos puodelis tai yra tas vadinamas programatikas, kuris užsipildo automatiškai ir pats tinklapis, pati medija iš esmės tos reklamos pernelyg nekontroliuoja ir iš ko visi susidaro tą įspūdį, kad mums reikia klikų, nes mes iš klikų uždirbam, tai va čia ir tame esmė, kad kuo tinklapis yra labiau lankomas, kuo jis turi daugiau atvertimų, tuo daugiau tos reklamos sukasi ir iš jos uždirbam pinigų. Podcastai irgi dalykas, kuris per paskutinius 4-5 metus labai stipriai išaugo. Čia irgi mes pradėjom su nulių reklamos, labai ilgą laiką teko įtikinėti ir partnerius, ir reklamos agentūros, kad čia yra tas reklamos formatas, kuris yra dabar jau važiuojantis Amerikoje. Teko dirbti, nieks netikėjo, kol nepradėjom daryti ir mes, ir turbūt populiaresni podcastai iš komedijinės pusės, ar ne, visi puikiai žinom, kiek yra jų dabar. Tai ir dabar tai yra reklama, kuri turbūt yra paveikiausia, ką mes jaučiame ir iš savo partnerių, ir iš atsiliepimų, ir iš
to, kiek ta reklama pasiekia žmonių ir kaip tie žmonės ją išgirsta. Kas yra labai natūralu, kai apie tam tikrus dalykus kalba žmonės, kuriuos tu seki, o ne tiesiog baneriai, tą reklamą tu priimi kitaip. Komercinis turinys yra kitas pajamų šaltinis, ženkliai mažesnis negu baneriai ir negu tiesioginė reklama podcastuose. Nu, va čia pavyzdžiui pavyzdys, partnerio turinys yra pažymima, kada yra tam tikri dalykai, kurių tinklapiai nededa. Pavyzdžiui, čia yra Wolfo pranešimas spaudai, tokių pranešimų dažniausiai tinklapiai patys nepublikuoja, nebent susimoka pats užsakovas, šiuo atveju Wolfas, kaip čia yra. Renginiai yra dalykas, kur aš galvoju Lietuvoje medijos nepakankamai kol kas yra atradusios, nors pasaulyje tai yra pakankamai didelis trendas jau daug metų, nes ir mes patys dar vis mokomės ir mes dar vis į tai einame, bet iš esmės mes tai irgi jau atradome, kad būt online yra vienas dalykas, išeiti į tą vadinamą savotišką offline, į gyvus renginius, pamatyti savo gyvai auditorija yra kas kita. Ir Lietuvoje turbūt yra verslo žinios, kurie daro daugiausiai tokių renginių ir ilgiausia turi patirtį su tuo. Mes irgi papasakosiu, kaip atėjom iki renginių. Redakcinis turinys trečiosioms šalims yra irgi pajamos, kur, sakyčiau, Lietuvoje gal irgi nėra jos itin populiarios. Mes tą darom jau pakankamai nemažai ir Lietuvoje. Mes kuriam turinį nacionaliniai krepšinio lygai, moterų krepšinio lygai, kūrėm Pasvalio pieno žvaigždėms, kol jie neužsidarė šiais metais. Tarptautiniu mastu mes jau 3 metai kūrėm turinį Monako krepšinio klubui, jų social medijai. Ir tai yra irgi tam tikras pajamų šaltinis, kurį medijos visame pasaulyje turi. Atributika leidiniai irgi nėra didelis kažkoks procentas nuo to, kiek užsidirba medijos, bet atributika leidinius turbūt geriausias pavyzdys dabar Laisvės TV, jie užsiema ir knygų leidybą, irgi papildomas pajamų šaltinis. Tai iš esmės tai yra pagrindiniai turbūt 5 tokie pajamų šaltiniai, kalbant ir apie tarptautiškai, iš ko medija uždirba ir mūsų atveju kaip yra. Ir čia atsiranda prenumeratoriai, kurie ilgą laiką buvo kalbama, kad turinys taps mokamas. Ir atėjo jisai turbūt labai greitai, tas mokamas turinys. Lietuvoje neabejotinai to pradininkas buvo Andrius Tapinas, jisai visus mus atvedė į Patreoną. Ir Patreone kūrėjai atrado platformą, per kurią gali užsidirbti, kurdami unikalų turinį. Mes irgi pradėjom nuo Patreono 2019 metais prieš 5 metus ir aš galvoju, čia yra irgi toks neplanuotas dalykas, kurie neplanuoti dalykai kartais labai sėkmingai pavyksta, kad atėjimas į Patreoną mus išmokė pirmiausia galvoti apie bendruomenę ir tik paskui apie prenumeratorius. Prenumeratoriai pats žodis nėra blogas, bet jeigu mes galvotume tik tai apie prenumeratorius, mes neturėtume to, ką mes turim dabar. Patreonas mus išmokė galvoti apie bendruomenę, bendrauti su žmonėmis tiesiogiai, ieškoti būdų, kaip juos ir išvesti į offline, iš online, kaip įtraukti pačius kūrėjus į bendravimą su jais. Tai Patreonas mums davė daug pamokų, kaip su auditorija savo bendrauti taip, kad mes ją užsiaugintume, kad ji būtų mūsų dalis, o ne tik tai žmonės, iš kurių mes kartą per mėnesį pasiėmam tos 5 eurus. Koks buvo planas, kaip mes tą bendruomenę planavom burti ir kokie turbūt buvo esminiai dalykai, tai vienas dalykas akivaizdu, reikia išskirtinio turinio. Reikia asmeninio ryšio, atvirumo, bendravimo, tam tikrų dovanėlių. Mes pirmus 2 metus turbūt turėjom tokių dovanų ir savo dosniausiams prenumeratoriams kalėdinės dovanėlės net išsiųsdavom, kur atrodo niekam to nereikia, bet mes galvojam, kad to reikia, kad tą bendruomenę kurti. Tokia turgaus aikštė, tai yra platforma, kurioje visi galėtų bendrauti. Irgi papasakosiu, kiek mes praėjom ieškodami tinkamos turgaus aikštės ir gyvi renginiai.
Jo, gaila, kad, sakau, čia yra ta senesnioji versija, kuri neturi paveiksliukų, bet išskirtinis turinys, akivaizdu, kad mes turėjom pateikti turinį, kurį žmonės gautų susimokėję tuos pinigus. Tai mūsų atveju tai buvo irgi ilgas ieškojimas, kol netikėtai radom, kad klausimų atsakymų podcastas yra tas, kas labiausiai veža ir žmonių norą mus žiūrėti ir žmonių norą mus prenumeruoti. Kiekybė nebūtinai yra kokybė. Čia irgi nebūtina, mūsų atveju nebuvo taip, kad reikia labai daug to turinio pateikti, kad augintumės greičiau prenumeratorius. Tai labiau buvo kokybiškas turinys ir atradimas įdomiausio turinio. Nuolatinis testavimas, auditorijos įtraukimas, tai vėlgi mes bandėm, kažką pabandom, žiūrim, sekasi, kokie skaičiai, nesiseka, jeigu nesiseka, pernelik ties tuo neužtrunkam, numetam, darom kažką kitą, nes negalima pernelik irgi savo šitoj veikloje internete, kur yra viskas labai aiškiai apskaičiuota, labai aiškiai matoma, negalima užsižaisti su dalykais, kurie neveikia. Auditorijos įtraukimas tai yra vėl dalykas, apie kurį kalbėjau, mums tai suveikia labiausiai per tuos klausimus atsakymus, bet ne tik tai per tai. Asmeninis ryšys, apie kūrėjų įsitraukimą į bendravimą, ką kalbėjau, kad žmonėms patinka, kai žmonės, kuriuos šiuo atveju jie mato ekrane, kad su jais gali kažkur bendrauti. Ir mes turėjome Facebooko grupę, turėjome Facebooko chatą, skirtingų platformų ir pamatėm, kad labai elementarus dalykas. Kažkokia vyksta diskusija, žmonės tarpusavėje diskutuoja apie kažkokius krepšinio reikalus ir užtenka kažkam iš mūsų kūrėjų ateiti parašyti žinutę ir atrodo, kad įvyksta kažkoks stebuklas, žmonės jaučiasi, kad jie yra kažko didesnė dalimi, kad jie yra arčiau tų kūrėjų, nes jie tiesiog elementariai toj pačioj diskusijai dalyvauja su jais. Tai mums čia buvo dalykas, kurį mes labai akcentavom savo komandai, savo žurnalistams, podcasteriams, kad jie turėtų irgi eiti, skirti laiko tokiam elementariam žinutėms. Ir atvirumas yra lygus žmogiškumas, kas mums labai stipriai suveikė per pandemiją. Iš esmės mes pusę metų turėjom Patreoną, kai smogė pandemija. Ir per pandemiją pirmas mėnuo buvo, kai reklamos pajamos jos smuko drastiškai. Ir tuo metu tai mūsų buvo pagrindinis pajamų šaltinis, visiškai pagrindinis. Ir kai jis smuko drastiškai, mes pamatėm, kad čia bus labai liūdna, jeigu mes ir toliau taip tęsim. Ir mes visiškai atvirai savo prenumeratoriams, tuomet ir skaitytojams apskritai, kurie nebuvo prenumeratoriai, mes jiems atvirų tekstų pasakėme, žiūrėkit, mes turim labai prastą situaciją, reklamos pajamos smuko labai stipriai. Suprantam, kad ir jūs, ne visi šiuo metu turite galbūt gerą finansinę situaciją, kažkas neteko darbo, taip toliau, bet jeigu jūs galite skirti mums savo pajamų dalį, ten tuos 5 eurus per mėnesį, mums tai labai padėtų. Paprasta žinutė, aiškiai, atvira, neviniojant nieko į vatą, kad mums tikrai šiuo metu reikia pinigų. Ir tas suveikė. Ir tas labai stipriai suveikė. Mes mainais į tai irgi davėme turinį, mes pradėjom iškart daryti nuotolinius podcastus, kiekvienas iš namų, per kamerą, zoomas, taip toliau, kol visi laukia, žiūrės, kas dabar bus per tą mėnesį, kaip čia reikės toliau tęsti darbus. Mes nuo pirmos dienos išsiaiškinom, kaip veikia zoomas, kaip įrašinėti, kaip daryti. Ir per tą mėnesį gavom tokią head startą, kad iš esmės tą visą mūsų prenumeratorių reikalą įsuko kaip sniego gniūžtė nuo kalno besileidžiantį. Platformos, apie kurias kalbėjau, mums tai buvo būtinas dalykas turėti bendravimo platformą. Mes turėjome Facebooko grupę uždarą, į kurią sudėdavome savo prenumeratorius. Tai irgi tam tikro išskirtinumo dalis, kai tu žinai, kad tu esi uždaroj grupiai, į kurią negali prisijungti bet kas. Ir ten dalinamės savo pastebėjimais, ten patys prenumeratoriai gali bet ką paustinti, verda diskusijos ir to pačiu įtraukiam savo kūrėjus. Pabandėm su Facebooko chatu, ten buvo keli chatai, galvojom, kad tai dar labiau paskatins žmonių įsitraukimą, pamatėm, kad ten gavosi šiukšlynas,
nukilinom. Atsidarėm Discordą, kur Discordas irgi atrodė labiau gamerių platforma, kurioje jie bendrauja, galbūt nelabai tinkama medijai, bet sakom, pabandom. Ir Discordas nuo pat pradžių atrodė kaip tobula platforma, nes ten mes atradom ir ten mes įtraukėm savo jaunesnėje auditoriją, kur įsitraukimas yra milžiniškas, jie turi skirtingus kanalus, diskutuoja apie skirtingas komandas, skirtingas lygas, apie mūsų turinį ir apie politiką net. Mes tam prikūrė skirtingų kanalų ir žmonės iš esmės Discordas galbūt net jiems tampa svarbiau negu tas mūsų turinys, kurį mes turim ir kažkiek juos vėl pririša prie to, kad jie būtų mūsų prenumeratoriais. WhatsAppas buvo mūsų angliškoje versijoje, kur irgi iki Discordo mes galvojom, kad WhatsAppas populiaresnis pasaulyje kaip programėlė vietomis negu Facebookas, tai pabandėm WhatsAppą. Su WhatsAppu viskas buvo neblogai, aktyvumas geras, taip toliau, bet mes nebegalėjom kontroliuoti, kas yra mūsų prenumeratoriai, kas nebėra. Mes juos pridedam į grupę, jie ten diskutuoja, atsisako prenumeratos, mes negalim tų dviejų platformų susijęti WhatsAppo ir savo prenumeratos, nežinom, ar ten vis dar diskutuojantys žmonės yra mūsų prenumeratoriai, mes ją uždarėm. Gyvi renginiai, į ką atėjom irgi per paskutinius kelis metus, šitą vasarą buvo itin aktyvi, buvo 3 gyvi pasikalbinimai, Jonas Valančiūnas Palangoj, Margeris Normantas Vilniui, Deividas Sirvydis Kaune. Darom savo prenumeratorių sąskrydį. Jau čia buvo 3 metai, kada tai darom, tai išaugo irgi praktiškai iki mažo festivalio, kur iš pradžio atrodė kaip kažkoks nonsensas, kodėl turėtų žmonės važiuoti kažkur, pabūti su nepažįstamais žmonėmis, taip toliau, bet čia tapo fantastiniu reikalu, fantastinė iniciatyva, kai mes tos žmonės pamatom gyvai, mes išgirstam jų lūkesčius, išgirstam jų norus, jie pamato mus, tokia labai neeilinė aplinka, nes tu vaikštai po teritoriją, tu nieko nepažįsti, bet atrodo, kad tu viską pažįsti. Žmonės tau linksi, spaudžia ranką, tų žmonių vis daugėja, atvažiuoja skirtingų komandų fanai ir jie randa bendrą kalbą vienoje erdvėje. Tai va, tai pagrindiniai tinklalapių pajamų šaltiniai, prenumeratoriai, kaip minėjau, išaugo iki tokio, kad šiuo metu tai, kas dar visai nesenai iš esmės buvo labai maža mūsų pajamų dalis. Mes startavę 2019 metais, metų pabaigoje turėjom 300 prenumeratorių ir tų metų pajamos sudarė mažiau negu 1% tinklalapio pajamų. Po 4 metų, pernai, tų narių turėjom virš 7000 ir tai buvo kiek daugiau negu trečdalis tinklapio pajamų. Tai yra labai didelė dalis iš karto po reklamos, kuri vis dar yra didžioji dalis pajamų, bet tai yra labai didelė dalis, kurios dar ką tik nebuvo. Ką mums tai padėjo, ką mums tai leido padaryti, mums tai leido labai stipriai investuoti turinį, mums tai leido atsirinkinėti net partnerius, su kuriais mes dirbame, atsisakyti tam tikrų, sakykime, tų pačių lažybininkų. Lažybininkai absoliučiai visose sporto tinklapiuose yra matomi ir pas mus tas irgi būdavo ir jie sudaro didelę pajamų dalį, nes tiesiog akivaizdu, kad jiems tai yra tikslinė auditorija, jie turi daug pinigų reklamos biudžetams ir tai yra normalu, bet kas netroja normalu, kad įsijungi tekstą, tu jį scrollini ir tu matai, kad vienas lažybininkas, antras, trečias, ketvirtas, penktas, viename tekste 5-6 skirtingi brandai. Ir tu žiūri ir kaip iš vartotojo pusės, tu žiūri kaip ir iš kliento lažybininko pusės, tu galvoji, čia yra maksimalus nonsensas, kad vienoje vietoje yra tiek daug skirtingų tos pačios srities reklamų. Tai ką mums leido padaryti prenumeratoriai, mums leido atsisakyti arba apsiriboti lažybininkus, kuriuos mes priėmam. Mes nusprendėm, kad mes tinklapyje neturėsim daugiau negu 2 lažybų brandų vienu metu. Tai reiškia, mes atsisakėm dalies pajamų, nes akivaizdu, kad atsisakydamas kitų
3-4 lažybininkų, tu netenki pajamų, bet mes apsiribojom ties 2 lažybininkais, nes mes galėjom tai padaryti dėl prenumeratorių pajamų. Kas dar unikalu su mūsų prenumeratoriais ir kas, aš galvoju, yra dėl to, kad mes būrėm bendruomenę, o ne tik tai prenumeratorius. Mes galvojam pirmiausia apie žmonės, o tik paskui apie pinigus. Mes iki tiek išaugom praktiškai be jokių akcijų. Mes neturėjom jokių didelių akcijų, kad ten nuolaidos, ką aš dabar matau, kai kuriuos tinklapius Lietuvoje, tu gali metams užsiprenumeruoti už 8 eurus, kas mano galva yra nesąmonė, bet tai yra jų biznio modelis. Tai mes be tokių dalykų užaugom iki tokių skaičių. Su didesnė negu vidutinė rinkos kaina, vėlgi, ta kaina, netgi žiūrint Lietuvos standartais, jinai yra nemaža, aš sakyčiau, nes kiti tinklapiai galbūt turi kitokią strategija. Ta kaina beje keisis, mes savo mažiausią planą branginsim, ko irgi nebuvom darę beveik 5 metus, bet per tuos 5 metus nemažai pasikeitė, mes po mėnesio panašiai kelsime, kas irgi bus skaudu, nebejoju, kad dėl to kažkiek nubirės prenumeratorių, bet tiesiog atėjom iki tokio taško, kad reikia tai padaryti. Ir esminis dalykas, apie ką aš vis kartojau, kad ir kaina, ir be akcijų, ir įsitraukimas, ir visa kita yra su esminė mintimi. Mes pirmiau galvojam, kaip mes tos žmonės galim užimti, kaip mes jiems galim būti įdomus, kaip mes jiems galim būti artimi ir tik paskui galvojam apie savo ten metinius tikslus, metinius biudžetus, kiek tai mums pinigų uždirbs. Tai labai stiprus akcentas apie bendruomenę, nes sportas tai yra iš esmės emocija. Mes čia visi esam labai smagioj industrijoje, kur emocija varo žmonės į priekį ir dažniausiai tai yra gera emocija. Tai per tą emociją mes galvom, kad mes galim tos žmonės būrti, mes juos vis dar būrėm, aš nežinau, į ką tai išvirs po dar kelių metų, bet kol kas tai yra fantastinė kelionė. Per 4-5 metus turbūt išaugom ir išmokom kur kas daugiau negu per pirmus 15 tinklapio gyvavimo metų. Pamatėm žmonės, gyvus žmonės, kurie yra mūsų auditorija ir tai mums padėjo labai stipriai užaugti. Ačiū už dėmesį, galbūt kažkas turi klausimų. Turime klausimą iš programėlės. O jeigu prenumeratorius baigia remti, iš visur išmetate, kaip tai sukontroliuojate? Jo, tai Facebook'o grupė tokia irgi yra, kad pakankamai sunku sukontroliuoti, kiek ten yra prenumeratorių ir neprenumeratorių. Kai jų skaičius labai stipriai auga, akivaizdu, kad tu jų negali visų sukontroliuoti, tai mes ten dabar jau net nebesinervinam, kad ten yra žmonės, kurie nėra prenumeratoriai. Turinys ten dalinamas vis tiek toksai, kad turi būti prenumeratorius, kad jį pasiektumai. Platforma, kuri leidžia sukontroliuoti, ar yra prenumeratorius ar net, yra Discordas, kuris turi susijimą techninį su mūsų tinklapiu ir ten automatiškai žmogus nutraukęs savo narystę, jisai yra pašalinamas iš Discordo serverio, kas Discordas mums dėl to ir buvo labai patinkanti platforma, kad mes ten tikrai žinom, kad ten yra mūsų prenumeratoriai. Taip. Sekundėlę, jeigu galima į mikrofoną, kad transliacijos žiūrovai irgi girdėtų klausimą. Aš šiek tiek iš kitos gal temos tokios norėčiau paklausti apie europinės išvykas su Eurolygą, su Žalgirio komanda. Kaip gimė ta idėja važiuoti kartu, daryti turinį, imti interviu po varžybų ir finansiškai pirmos tos kelionės, pirmi metai atsipirkdavo ar daugiau neatsipirkdavo, nes vis tiek skrydžiai ir panašiai laiko prasme tai kainuoja, gal galėtumėt paaiškinti? Jo, čia irgi turėjom tokį tam tikrą nonsensą, esam krepšinio šalis, bet iš esmės iki 2016 metų, kai Žalgiris išvyksta į išvyką Eurolygoje, turinys būdavo labai skystas. Turėdavom tik tą turinį, kuris po rungtynių ateidavo iš spaudos konferencijos, iš televizinio interviu. Ir kai 2016 metais keitėsi Eurolygos formatas, kai visos komandos pradėjo žaisti su visais, tų komandų šiaip sumažėjo, bet tapo aiškus tvarkaraštis, mes žinojom, kad visus metus vyks Eurolyga, palyginti su tai, kad iki tol būdavo reguliarusis iki naujų metų, nežinai, ar Žalgiris bus top 16, vėl pernelyg negali planuoti, dabar tu viską žinojai. Žinojai tvarkaraštį, žinojai, kad tai bus visą sezoną, žinojai, kad žais visi su visais, bus daug išvykų.
Ir įvertinus šitą visą informaciją ir kilo mintis, kad mums reikia pradėti keliauti, mums reikia pradėti duoti turinį iš užsienio. Paruošėm pasiūlymą rėmėjams. Sibetas yra tie, kurie yra nuo pat pradžių, nuo 2016 metų su šituo projektu. Pas juos nuėjus, jie iš karto irgi šitą idėją labai patikėjo. Tai jie buvo tie, kurie mums padėjo, kad tas projektas nuo pirmų metų nebūtų nuostolingas, bet ir tuo pačiu tai, aš galvoju, pakėlė ir visą Lietuvos medijos lygį į aukštesnį, nes pamatė kiti, kad, galima keliauti, irgi pradėjo keliauti, tapo aišku su tuo, kad ir Šaras tuo metu buvo Žalgiryje, kas labai visiems buvo įdomu ir jo konferencijos būdavo visai kito lygio populiarumo prasme. Tai susidėjo daug dalykų, bet iš esmės išėjo visiems į naudą, nes dabar atrodo neįsivaizduojama, kaip gali nekeliauti su Žalgiriu į išvyką. Aš norėčiau paklausti tokio klausimo. Parodyti, ar ne, kad pas jumis yra nemažai prenumeratorių, iš tikrųjų matosi nemažas srautas. Bet ar jūs žinote, kas yra tikslinis tas, ta prasme, jūsų prenumeratorius, ar ne? Mes suprantam, kad, ta prasme, tai mes kalbame apie, kad tai yra krepšinio fanas, bet ar daugiau esate bandę, ta prasme, gilintis, ką iš tikrųjų, koks jisai, ką jis vartoja, kokius produktus, galbūt, ką jisai mėgsta, apart dar krepšinio? Nepasakysiu kažko labai netikėto, sakydamas, kad tai yra jaunas vyras, 25, 34, 35, 44. Šitos dvi amžiaus grupės yra pas mus populiariausios ir tinklapyje, ir prenumeratorių tarpe. Tai yra aktyvus sportų besidomintis vyras, su kuriuo nemaža dalis ir mūsų partnerių labai gerai koreliuoja, nes ką mes matome, kad dalykus, kuriuos mes reklamuojame podcast'e, tai yra labai gerai priimama ir mūsų bendruomenės. Nors mes esam labai stipriai apriboję reklamos rodymą prenumeratoriams. Pavyzdžiui, prenumeratoriai nemato tinklapyje jokių banerių, jie mato visiškai švarų tinklapį. Čia irgi mūsų toksai įsipareigojimas jiems, kad jeigu jūs susimokat, mes jūsų nebeapraunam reklamą. Bet podcast'e vis tiek, podcast'ai yra tie, kurie vieši ir mes irgi matom ir iš bendruomenės atsiliepimų, ir iš partnerių, kad mūsų partneriai, tie, su kuriais dirbame, labai gerai rezonuoja su auditorija, kuriai mes taikome tą reklamą. Tai iš esmės nepasakysiu labai aiškaus paveikslo, bet sakau, labai aiškus amžiaus tarpas, akivaizdu, kad yra vyras, didžioji dalis 85–90% vyrų. Aš tik tokį trumpą komentarą, dėl ko aš klausiu to, nes yra, tarkim, jeigu gilinantis daugiau į tą vartotoją, ar ne, galima sužinoti daugiau dalykų. Pavyzdžiui, buvo viena tokia sporto įstaiga, kur atėjo pas šunų ir kačių maisto pardavėjus ir sako, žiūrėkit, ko jūs, ir tie brandas ar ne pedigree, viskas, sako, ką turi bendra jūsų sporto šaka su šunimis ir katimis. Sako, 40% mūsų vartotojų, kurie eina, lanko futbolą, ten nesvarbu, kokia tai bebūtų sporto šaka, sako, turi naminį gyvūną. Tai mano toks būtų komentaras, galbūt būtų galima ateiti atsižvelgti ir tai ir sužinoti, kas yra tikras jūsų klientas ir pasiūlyti daugiau, platesniam spektrui brandų savo reklamos plotus. Čia yra irgi planuose, tiesiog turėjo daugiau duomenų apie tai. Taip. Klausimų daugiau nebeturime, tai ačiū. Jūsų aplodismentai. Jonas Miklovas, Basket News.